Jeigu būčiau šitą planą pasidaręs prieš 5 metus, jau būčiau senai turėjęs savo dream physique. Vieną kartą tai pagalvojau, kad aš sportuoju kokius 7 metus sporto salėje ir dar niekada nebuvau sudaręs normalaus treniruočio plano, kurį sekčiau ten ilgiau negu pusę metų ar gal kelis mėnesius. Per 7 metus atrodo jau kažką turėčiau žinot, bet kai pradėjau daryti šitą video, sužinau, kad labai daug dar nežinau. Neturiu nei susidaręs normalių pratimų, kuriuos darau. Ten turiu kelis mėgstamiausius ir tiesiog darau tos pačius. Tai reikia susidaryti pirmiausiai gerą treniruočių programą. Ir nuo ko reikia pirmiausiai pradėti susidarant treniruočių programą? Tai nuo dabartinės būklės įvertinimo. Tai gerai, planas dabar yra toks. Reikia išsitestuoti pratimų maksus už štangą, kurie bus 2 pritūpimai ir stumimas gulint. Po to seni geri prisitraukimai ir atsispaudimai. Dar reikia nepamiršti bickį su hanteliais ir galiausiai vienas slaptas pratimas, kurio salėje žmonės labai nemėgsta. Bet prieš tai turim dar vieną dalyką. Jau tikėtis, kol kas tik vienas yra. Gerai, užteks čia žaisti. Pirmas testas. Ну, давай. Пуш. Stum. Eina. Easy, pats viską. Давай. Идем. Оп. Эйна. Молодец. Kai beveik 10 metų darant šito turniko prisitraukimus būtų nepagarba neprasitestuot maksą. Būtent čia. Ir dar taip pat čia galima ir prasitestuoti dipsus. Visus pratimus ištestavom ir lieka slaptasis. Kadangi atletiškumas matuojamas ne tik štangos stumimu, reikia prasitestuoti ir 6 kilus. Buvo daug sunkiau negu tikėjausi, tie 6 kilai. Spėkit, kaip tas daug sunkiau atrodo. Atbėgom patys paskutiniai. Kažkodėl būtent tik dabar sugalvojau daryti treniruotę su treneriu, pažiūrėti, ką blogai darau. Ir pasirodo labai daug blogai, ką darau. Pasižiūrėjau savo sporto salės puslapį, radau Lauriną. Parašiau jam, Laurinas sutiko, sako, gerai, einam pažiūrėsim, ką darai blogai, ką darai gerai. Ir jisai padėjo man susidaryti naują treniruočių, naują tiesiog pratimų sąrašą, kurį galėčiau daryti. Reikės, man atrodo, dėl svorio. Darysim tą svorį. Video reikėtų. Ir ką, ir dabar lieka tik tais išsidėlioti tuos pratimus, kuriuos išsirinkau su Laurinu, kad jie man tiesiog tilptų ir gerai išsidėliotų savaitę. O sporto dienos bus 5 ir pažiūrėkim, kokie eina pratimai kiekvienai dienai. Nors pirma dienos sąraše ir yra krūtinės, bet
Pradedu ją nuo kurlų viena ranka, kadangi pas mane silpniausia kūno dalis yra rankos, noriu daugiau paskirti dėmesio. Sekantis pratimas jau einant prie krūtinės būtų spaudimas incline Smito staklėm arba paprasta štanga gulint. Incline staklės tik tais apkrauna daugiau krūtinės viršų ir nereikia ieškoti spoterio kiekvieną kartą, norint spaust daugiau. Trečias pratimas pečiams, kad krūtinė šiek tiek pailsėtų. Toliau grįžtant prie krūtinės yra chest flies arba su šituo aparatu arba su laisvais kabeliais. Pirmas variantas gal šiek tiek lengvesnis, nes nereikia tiek daug setupint, bet kabeliai gali būti tiesiog kaip gera alternatyva. Galiausiai paskutinis pratimas krūtiniai bus dipsai. Nors gal būtų logiška juos dėti po šitų hammer curl, bet ne visada užtenka laiko treniruoti, tai šitas paskutinis bicepsų pratimas gali kartais ir nuplaukti. Gerai, turim 6 pratimus, einam prie kojų dienos. O jei galim pradėti nuo extensionų, arba su viena koja, arba su abiem, nesvarbu. Tada toliau eitų kurlai. Kurlus galima tai padaryti ir atsisėdus ir gulint. Ir šitie 2 pratimai extensionai ir kurlai būtų toks kaip ir kelieno apšilimas prieš sunkius pratimus kaip pritūpimai. O čia man dar labai padeda pasidėti kažką po kulnais, kad jie būtų aukščiau ir būtų lengviau tūpti. Ir galiausiai naitūpstai. Pritūpkės ir įtūpstus galima kartais sumainyti ir dėti į priekį, nes darant juos pabaigoje, aišku, labai nukrenta darbiniai svoriai. Ir dar reikia nepamiršti apie blauzdas. Kadangi po pritūpkių ir įtūpstų yra didelė tikimybė nepaiti, užteks kojų dieną ir 5 pratimų. Nugaros dieną pradėsiu vėl netradiciškai, nuo pushdownų viena ranka, po to eis vertikali trauka, kur naudoju šitą aparatą traukimui su viena ranka atskirai ir dar horizontali trauka. Ir bent man visai patinka tai daryti su viena ranka, nes atrodo daug geriau tada jaučiasi raumuo. Tada pratimas galiniai deltai, kurią žmonės dažnai labai užmiršta, ir papildomai dar vienas pratimas tricepsų. Kadangi tik 5 pratimai, tai dar turėtų užtekti ir laiko pakankinti presą su dragon flexais arba tiesiog su paprastais kojų pakelimais, jeigu per sunku kaip man. Gerai, turim 6 pratimus vėl, turbūt užteks. Tada 4 diena bus rankoms ir pečiams. Tai grupiai, kuri atsilieka pas mane ir aš ją noriu sustiprinti. Pirmas pratimas yra bicepsams, po vieną ranką atskirai. Tada, kad bitskė pailsėtų, eina tricepsas, tricepso pushdownai. Tuomet eina pakelimai pečiams. Kitas pratimas tricepsui su viena ranka atskirai. Tada grįžtant prie bicepso jau su abiem rankom ir galiausiai dar vienas pratimas pečiams, spaudimas virš galvos. Ir man atrodo, šią dieną 6 pratimų pilnai užteks. Tai galime eiti prie paskutinės dienos. Ir paskutinė diena bus visiems kojų pratimams, kuriuos nespėjau padaryti per pagrindinę kojų dieną. Tai pirmas pratimas stiff leg deadliftai, kad nebūtų akcentuojami vien tik tai squatsai ir būtų ir hamstringams šiek tiek daugiau darbo. Po to eitų vėl pratimas squatsams leg presai su viena koja. Tada mano naujas mėgstamiausias pratimas hip thrustai. Tada eina suvedimai kojams, pratimas abduktoriams. Laurino žodžiais sakant, Yra realiai vienas greičiausių būdų pridėti overall tokį iliuziją, žinai, kojas didelės. ir tada dar antrą kartą reikia nepamiršti padaryti blauzdas. Ir dar galima ir pridėti vieną pratimą papildomą presų. Viskas. 5 sporto dienos done. Lieka 2 laisvos kardio darimai arba poilsiui. O jūs, jeigu norit, galite nusiskrinšuotinti šitą programą ir patys naudoti. Ir viskas, dabar liko paskutinė lengviausia dalis, tiesiog viską išpildyti, ką pasakiau. Bet galų gale, jeigu patiko, subscribinkit, laikinkit ir parašykit gerą komentarą arba blogą, kaip aną kartą sakiau. Jeigu nepatiko, kad aš žinočiau, ar patiko ar nepatiko ir ką daryti, kad kitą kartą būtų geriau ir ką, ir viso gero. Bye bye. Jeigu tu dar važiuoji giliau, Tai aš jau per daug tu bent gerą mobilumą turėtų, kad tavo butt wink nebūtų. Žinai, kas yra butt? Jo, kad paskui užsilenkia. Tai šitas nėra gerai, nes mano draugelis benduraitis Tomas, jisai tupdo ass to the grass visą gyvenimą. Tai jis irgi tą patį Ir daro. jam vienu metu smeigė ir jam baigėsi dideli žaidimai. Ir didesnį svorį paėmė ir ypač kai didesnį, tai bouncini nuo apačios bouncini. Jo, tas Tai va to bounce negerai. Iš salės pareini ne taip, kaip seniau būdavo, kad ten vos laiptais nulipt gali. Tai čia nėra faktorius, kad blogai padarai. Tu sugebėjai nuo treniruotės iki treniruotės sukurti progresyvią perkrovą. Progresyvi perkrova yra, kai tu sugebi kiekvieną treniruotę padidinti vienu pakartojimu daugiau, išlaikydamas tą pačią techniką, tą patį tempą, svorio daugiau uždėti. Jeigu tu tą aplinką sukuri kiekvieną trefkę, pavyzdys, va, nežinau, spaudži 100 kg, ne?
bachūrai. Jeigu tas 100 kg su ta pačia technika išliks sekančius metus, dar sekančius metus, jie liks lygiai tokie patys. Tas raumuo bus identiškos formos, nes jie nesukūrė jokios adaptacijos raumenį. Stimulo adaptuotis tiksliau. Laikyk. Čia biskį labai. Labai nepatogiai pasiėmau ir labai kiti. Aš nežinau, turiu. Gal ir būtų pusė.